Labas vakaras, eteryje TV3 vakaro žinios. Sveikas Vilniau! Sveika Lietuva! Sveiki visi! Šį vakarą šventinėje studijoje prie Baltojo tilto dirbame mes, Renata Šakalytė ir aš, Rokas Petkevičius. Mes iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad jūs taip džiaugiatės mus matydami, o dabar sužinosite, ką šį vakarą žiniose matysite. Skandalingiems Palangos atrakcionams išjungus elektrą, olandai kraunasi daiktus. Policija persekioja Basanavičiaus gatve važiuojančius sunkvežimius. TV3 žinios šviesų į TV3 sezoną pasitinka dar stipresnės. TV3 švenčia Europos krepšinio čempionato pradžią, stebindama pasaulį rekordais. Po kelių mėnesių kovos Palangos miestui pagaliau pavyko nutraukti nelegalių atrakcionų veiklą. Šiandien jie buvo kraunami į vilkikus ir vežami iš miesto. Tuo tarpu policijos pareigūnai nubaudė leidimų Basanavičiaus gatve važiuoti neturėjusius vilkikų vairuotojus. Savo ruoštų atrakcionų savininkai olandai skundžiasi teismui dėl atjungtos elektros. Teisingumo ministerija vėl teiks informaciją Baltarusijos teisėsaugai. Politikai žada, kad daugiau Baltarusijos režimui duomenys apie disidentus perduodami nebus. Na, o vyriausybė praneša, kad praėjusiais metais valstybės valdomų įmonių pelnas išaugo iki 155 milijonų litų. Tiesa, ministro kabineto užsibrėžtas milijardas lieka ateičiai. Niujorkui pavyko išvengti uragano Irena rūstybės. Priartėjęs prie miesto uraganas nusilpo. Todėl miesto gyventojai nuo smarkių liūčių ir vėjų nenukentėjo ir atsipirko apsemtais rūsiais. Tai tokios Lietuvos ir pasaulio naujienos pirmadienį. Tačiau svarbiausias dienos įvykis dabar ir čia didysis TV3 ir Eurobasket atidarimas. Na, o TV3 žinios naują sezoną pasitinka šviesiomis mintimis. Viena karščiausių sezono naujienų yra TV3 žinių laukiančios naujos.